Sveiki atvykę į Gargždus, kur šiandien šeimininkės teisėmis Klaipėdos komanda, tai yra Atlantas ir tai šiuo metu yra Lietuvos čempionato, Asmens Kredit LT A lygos čempionato lyderė, priimanti Marijampolės Sūdų. Mano lietuvė, tai bus pavojinga situacija. Štai dabar pirmoji Atlanto atakų stadija. Tas žmogus pirmajame rate parkliukė Sūduvą įspūdingų čempionate. Dar vienas smūgis. Atlanto pavojingas perdavimas. Turi šansą, vienas prieš vartus. Ir susidaro toks įspūdis, kad kažkurio metu pamiršo kamuolį tiesiog. Radžius, aišku, ten baudos aikštelėje, Ūgė taip pat perdavimas. Ir įvartis! Štai tai. Maksimiliano Ūgė, pirmasis jo įvartis šį sezoną. Nėra blogai iš tikrųjų kampinis, jeigu sugebi jį taip išnaudoti. Dar vienas perdavimas, standartai pavojus, standartai nuolatinis pavojus. Kaip ir tas likusias 14 minučių. Bašičius į priekį, Baranovskis su kamuoliu. Na, vienas iš aktyviausių žaidėjų, štai. Ir antrasis įvartis susigriebęs už galvos. Negali patikėti tuo, ką nuveikė dabar vienu vieninteliu smūgiu Baranovskis. Įmetė kamuolį Mohamedui Igdu. Nerijus Valskis priverstas palikti aikštelę vien tam, kad būtų sutvarkyta tojo nuplyšusi aprangos detalė. Smūgis. Smūgis, Gediminas Kruša, 1-2. Taip, ką tik minėjau apie tai, jog neturėtų skųstis tuo, kaip žaidė Gediminas Kruša. Kėlinio minučių. Tai, sakykime taip, viskas vyksta pagal... Dar per didžiąją. Turėtume žiūrėti kartojimą. Už žaidimą ranka baudžiamas Vilmantas Bagdanavičius, kuris dabar štai taip lieka gulėti ant žolės. O jeigu tektų antrą ir dar tą, kuris antrajame kėlinyje pasirodė aikštėje, ne Bagdanavičius sužaidė ranka. Bagdanavičius nukentėjo susidūrime, o ranka kamuolį lietė jo komandos draugas. Dar kartą šis epizodas. Ūgė, ko gero. Antroji geltona kortelė ir... nepalieka jokių šansų Pavelui Danidovui. Čia gali stumti autobusą į vartus. Nepadės. Aišku, geriau negu nulis, bet tikslai nesikeičia. Reikalingi visi trys.
galimų aštrių kampų šliupavimų. Smūgis vartoja. Rokas turi šansą, bet... Rodo, Atlantui reikia 3 taškų. Laiko. Perdavimas į baudos aikštelę Nidojos ir Audrius Rokas ateina į pagalbą Larkūnui. Čia sužaista jau šiose rungtynėse ir dabar jau labai... Smūgis bandant pelnyti 3 įvartį. Dėl to, kad tai yra žmogus, kuris gali labai galingai šauti iš toli. Kas jau kas asiduotai žino, karjerą ir žaidė ten dar praėjusį sezoną. Ir vėl pavojingas perdavimas ir Labai pavojingas. Nepasiskaitytas įvartis, ranka pagelbėjo savo Atlanto futbolininkas. Ilgesniam laikui išmušta pavojinga situacija. Traumos ilgesniam laikui 2, tarkime, ar ne? Sūduvai, kai situacija tokia, ko gero nebėra būtinybės turėti bent ir vieną puolėją. Štai tokia ataka. Ir Pavelas Davidovas, kai žaidžia dabar Klaipėdos Atlanto gynėjai. Perdavimas į priekį, ten klupteli, salisteli, taip. Įdomios, kovingos, rezultatyvios rungtynės, kuriuose netgi, sakyčiau, komplimentų nusipelnė abi komandos.